Na kągi, grėbiam spręsti testą. Pirmasis uždavinukas. Duota kvadratinė lygtis. Koks šios lygties diskriminantas? Diskriminantą mes skaičiuojame pagal formulę b kvadratu minus 4ac, kur ABC yra koeficientai kvadratinės lygties. Mūsų atveju diskriminantas bus lygus b kvadratu, mūsų koeficientas b yra minus 4, štai čia skaičiukas. Minus 4 kvadratu, minus 4 kart 2 ir kart 4. Lygus skaičiuoju, minus 4 kvadratu yra 16, atimti 4 kart 2 8 ir kart 4 32. Kągi mes gaunam? Gaunam minus 16. Minus 16 įrašome į atsakymą. Kadangi mūsų diskriminantas neigiamas, mūsų lygtis sprendinių neturės. Taigi pirmas uždavinys išspręstas. Antras uždavinukas. Klausia, kuris teiginys neteisingas? D yra diskriminantas. Žiūrime. Mūsų yra nubrėžta parabolė, tai yra kvadratinės funkcijos grafikas. Šakos eina aukštyn. Reiškia, koeficientas A yra teigiamas. Taigi šis teiginys yra teisingas. Mums netinka. Tada diskriminantas. Diskriminantas neigiamas, todėl kad mūsų parabolė nekerta o x ašies. Tai lygtis kvadratinė x kvadratu plus bx plus c sprendinių neturėtų. Nekerta ašies, diskriminantas neigiamas ir šis teiginys yra teisingas. Koeficientas c. Praleidžiu aš tą b, pažiūrėsim paskui. Koeficientas c. Koeficientas c yra štai šis taškas, kur mūsų parabolė kerta o y ašį. Matome, kad čia yra teigiamas, reiškia šis teiginys taip pat teisingas. Kas mums beliko? Neteisingas c teiginys. Iš tikrųjų, koeficiento b reikšmę yra sunkiausia nustatyti, bet mums to net neprireikė. Mes tiesiog iš karto pamatėm 3 teisingi, reiškia 4 bus neteisingas. Viskas. Spręsdami šį uždavinį turim pritaikyti pusiaukampinės savybę. Mes žinome, kad trikampio kraštinės yra proporcingos štai šioms dviems atkarpoms, kurias va čia kerta pusiaukampinė, atkerta trečioje kraštinėje. Santykis, užrašome tą santykį, p padalinta iš t turi būti lygu r padalinta iš s. Kartais santykius truputėlį kitaip užrašo, p padalinta iš r lygu t padalinta iš s. Kai kurio literatūroje galima gauti, bet tai yra tas pats. Mums p reikšmę reikia rasti, t žinom, kad yra 8, s žinom, kad yra 24, na, o r žinome, kad yra 36. Norėdami suskaičiuoti p, bet štai taip kryžmiškai dauginam 8 kart, dauginam iš 24 ir dalinsim iš 36. Taigi 8 kart 24 dalinu iš 36. Na, aš čia nenoriu dauginti, padalinu iš 6 ir skaitiklį ir vardiklį. 24 iš 6 dalinu 4, čia 6. Reiškia, gavau 8 kart 4 dalinta iš 6. Dar padalinsiu iš 2, čia liks 3. O čia bus 4, 16 trečiųjų. Taip ir parašau, 16 trečiųjų. Sveiką dalį išskirti nėra būtina. Viskas. Na, yra ne vienas būdas šiam uždaviniui išspręsti. Pamėginkime taip. Čia yra lygiakraštis trikampis, jo visi kampai yra po 60 laipsnių. Taigi, štai šis kampas 60 laipsnių. Čia yra įbrėžtinis kampas BCA, jis lygus pusiai lanko, į kurį remiasi, reiškia lanko AB didumas yra 2 kart 60, 120 laipsnių. Galėjom galvoti ir kitaip. Matome, kad mūsų visos šitos atkarpos yra lygios, lygiakraščio trikampio kampai lygus, todėl čia yra apskritimas padalintas į 3 lygias dalis. 360 laipsnių dalinu iš 3 ir yra 120. Taigi, išsprendėme ir šį uždavinuką. Čia nesimato, bet jūs paspaudę štai šį langelį ir čia, gausite jums siūlomas koeficiento reikšmes. Tai pirmiausia reikia žinoti, ar tai yra teigiamas ar neigiamas koeficientas. Matom, kad čia yra mažėjanti, tas klaidos diagrama žemynai eina. Reiškia, koeficientas bus neigiamas. Čia eina aukštyn, reiškia, koeficientas bus teigiamas. Mes turime
4 pasirenkamas visur koeficiento reikšmės minus 0,9, minus 0,5, 0,5 ir 0,9. Tai kadangi čia teigiamos, tai vat iš tų dviejų renkamės, o čia neigiamas renkamės iš šitų dviejų. Kaip matome, čia tiesinis ryšys yra labai stiprus, visi taškai beveik vienoje tiesėje, taigi čia bus koeficientas minus 0,9. Na, o čia jau sklaidos diagrama daug labiau įsibarsčius. Koeficientas matosi, kad jie apie vieną tiesę rikiuojasi, bet daug labiau įsibarstę taškai. Taigi koeficientas bus silpnesnis, teigiamas ir lygus 0,5. Turime statų į trikampį ir mums reikia apskaičiuoti kampo NPO tangentą ir kampo NOP kosinusą. Žinome, kad tangentas yra lygus statinio prieš tą kampą ir statinio prie to kampo santykiui. NPO kampas yra štai šitas, statinis priešais tą kampą yra NO, statinis prie to kampo yra NP. Taigi mums reikia NO padalinti iš NP. NO yra 5, NP 12, reiškia čia bus 5/12. Dabar norint apskaičiuoti kosinusą, jau reikia žinoti žambinės ilgį, todėl kad kosinusas yra statinis prie kampo padalintas iš įžambinės. Tai mūsų kosinusas būtų lygus, kadangi štai yra NOP, va štai šitas kampas, tai būtų lygus statiniui prie kampo ON padalintam iš įžambinės OP, bet įžambinės mes nežinom. Taigi mes pirmiausiai apsiskaičiuokim įžambinės ilgį pagal Pitagoro teoremą. OP kvadratu yra lygu 12 kvadratu plus 5 kvadratu. Tai yra 144 plus 25 yra iš viso 169. Ištraukiam šaknį, o P bus lygu 13. Na, aišku, mūsų kraštinės ilgis teigiamas, tai minus 13 mes čia nerašome. Taigi, mūsų santykis ON lygu 5, OP lygu 13 ir kosinusas bus lygus 5/13. Uždavinys išspręstas. Sąlygoje klausia, kuriame paveiksle arba kuriuose paveiksluose, reiškia jų yra ne vienas, pavaizduota tokia funkcija, kad lygtis f nuo x turi bent vieną neigiamą sprendinį. Na, paanalizuokim. Štai čia yra mūsų parabolė virš OX ašies. Lygtis f nuo x lygu 0 neturės nei vieno sprendinio, nes parabolė nekerta ašies. Šitas mums netinka. Čia mūsų parabolė C eilutėje kerta ašį, bet abu susikirtimo taškai yra teigiami. Taigi irgi netinka, nes mums reikia bent vieno neigiamo sprendinio. Štai čia mūsų parabolė liečia ašį viename taške. Va štai čia. Ir jis yra neigiamas, taigi mums tinka. Ir galiausiai paskutinė parabolė kerta ašį, vienas taškas yra neigiamas, va štai šitas, o jau šitas taškiukas kitas būtų va teigiamas. Bet vienas neigiamas yra, reiškia mums irgi tinka. Taigi mums tinka B eilutė ir D eilutė. Uždavinys išspręstas. Reikia pasirinkti teisingą reiškinio apibrėžimo sritį. Mūsų reiškinys yra trupmena. Mes žinome, kad trupmenos vardiklis negali būti lygus 0. X plus 3 negali būti lygu 0, reiškia x negali būti minus 3. Taigi mums tinka visi skaičiukai išskyrus minus 3. Minus 3 mums netinka. Atsakymas D. Dabar mums reikia suprastinti reiškinį. Mes išskaidyt galim 9 minus x kvadratu pagal štai šią kvadratų skirtumo formulę a minus b ir a plus b. Skaidau. 9 tai yra trejeto kvadratas, reiškia čia yra 3 minus x iš 3 plus x padalinta ir apačioje x plus 3. Suprastinam ir gaunu 3 minus x. Viskas. Reikia nustatyti štai šios funkcijos reikšmių didėjimo intervalą. Na, kasgi čia per funkcija? Pasižiūrime, tai yra kvadratinė funkcija, jos grafikas bus parabolė. Koeficientas prie x kvadrato neigiamas, reiškia parabolė šakos eis žemyn. Parabolė atrodys kažkaip štai taip.
Tai jos reikšmių didėjimo intervalas, aš nežinau tiksliai, kaip jinai atrodys, tarkim taip, nesvarbu. Vis tiek tas didėjimo intervalas bus nuo minus begalybės iki viršūnės abscisės. Taigi mums reikia rasti tą viršūnės abscisę. Mes ją skaičiuojame pagal formulę x viršūnės yra minus b padalinta iš 2a. Lygu, koeficientas b pas mus yra minus 2, koeficientas a yra taip pat minus 2. Tai minus b bus 2, dalinti iš 2a, tai iš 2 kart minus 2. Ir ką mes gaunam? Minus 1/2. Taigi, mūsų funkcijos reikšmės didėja nuo minus begalybės iki minus 1/2. Dabar reikia apskaičiuoti funkcijos didžiausią reikšmę. Didžiausia reikšmė yra štai čia, čia būtų viršūnės ordinatė. Mūsų funkcijos didžiausia reikšmė viršūnės ordinatė. Kaip mes ją sužinosim? Na, aišku, paimsim viršūnės abscisę ir įsistatysim į funkcijos išraišką. Įsirašysim. Taigi, skaičiuojame funkcijos reikšmę taške minus 1/2. Lygu, visur va čia vietoj iksiuko įsirašom minus 1/2. Rašau minus 2 kart minus 1/2 kvadratu, minus 2 kart minus 1/2 ir plus 3. Lygu, minus 2 kart minus 1/2 kvadratu yra 1/4, minus ir minus plus, 2 kart 1/2 vienetas ir plus 3. Lygu, 3 plus 1 sudedu 4 ir atimti minus 2 kart 1/4, tai minus 2/4 arba minus 1/2. Iš 4 atimu pusę, 3,5. 3 sveiki 1/2 galiu parašyti ir taip, 3,5. Reiškia, mūsų funkcijos didžiausia reikšmė yra lygi 3,5. Baigta. Žinoma, sekos n-tojo nario formulė. Štai jinai. Reikia apskaičiuoti iš A4 nario atimti antrąjį narį. Labai paprasta. Skaičiuokime A4, tai tiesiog vietoje n čia įsirašysim 4. 2 kart 4 plus 2. 2 kart 4 plus 2, 8 plus 2 lygu 10. Dabar skaičiuojame antrąjį narį. Vietoje n įsirašome 2. 2 kart 2 plus 2. 4 plus 2 yra 6. Taigi mums reikia iš 10 atimti 6 ir gauname 4. B eilutė klausia, kuri rekurentinė formulė. Rekurentinė formulė tai kai mes žinome narį, kai ieškome nario žinodami prieš tai buvusį narį. Tai klausia, kuri rekurentinė formulė tinkama šiai sekai aprašyti. Visose rekurentinėse formulėse nurodytas pirmasis narys. Tai mes pirmiausiai tą pirmą narį ir apsiskaičiuokime, kad jau žinotumėm, ar mums kurios čia iš jų nebetinka. Pirmas narys vietoje n įsirašau 1 ir gaunu 2 kart 1 plus 2 yra 2. 2 plus 2 4, taip, lygu 4. Taigi pirmasis narys 4. Taigi mums jau čia netiks B eilutė ir netiks D eilutė, nes čia pirmasis narys ne 4. Dabar žiūrime, kas toliau yra. Mes matome, kad mūsų pirmasis narys yra 4. Taip. Antrasis narys yra 6. Trečiasis narys, jeigu suskaičiuotumėm, būtų 2 kart 3 plus 2, 6 plus 2 jau būtų 8. Ketvirtą narį mes taip pat žinom 10. Ką mes matom? Mes matom, kad mūsų kiekvienas narys gaunamas prie prieš tai buvusio pridedant 2. Taigi, mums tiks formulė, kuri sako, kad mums narį turime gauti prie prieš tai buvusio pridedant 2. Taigi, C eilutė. Štai. Ir uždavinys baigtas. Yra pasakyta, kad stačiakampio plotis lygus kvadrato kraštiniai. Man sunku įsivaizduoti, aš nusibrėšiu stačiakampį kažkokį tai ir paskui kvadratą. Mano stačiakampis tebūnė ir kvadratas, kurio kraštinė yra lygi stačiakampio plotui. O ilgis yra 4 cm didesnis už plotį. Klausia, kokie yra tie stačiakampio ilgis ir plotis, jei plotas stačiakampio 17 kvadratinių centimetrų didesnis už kvadrato plotą. Sako, stačiakampio plotį pažymėkite x, tai aš ir pažymiu, plotį x, kvadrato kraštinė taip pat bus x.
nes jos yra vienodos pagal sąlygą, na, o ilgį pažymime Y. Sako, kuri lygčių sistema tinkama šiam uždaviniui spręsti. Na, pabandome nustatyti. Pirmiausiai mums pasakyta, kad ilgis 4 cm didesnis už plotį. Reiškia, norėdami gauti ilgį, prie x turėtumėm pridėti 4. Paieškome tokios lygties, niekur nėra, visur yra skirtumas. Na, bet mums niekas netrukdo x-iuką persikelti į kitą pusę ir gauti y minus x lygų 4. Dabar žiūrim, šitos dvi netokios, iš x atėmus y lygų 4. Tai čia lyg tai būtų tas plotis ilgesnis už ilgį. Tikrai ne. Tinka šitos dvi. Reiškia, teisingas atsakymas bus kažkuris iš šitų dviejų. Na, sustatykime antrąją lygtį. Mes žinome, kad mūsų stačiakampio plotas, štai šitas, o stačiakampio plotas yra lygus x padaugintas iš y, yra didesnis už kvadrato plotą, o kvadrato plotas yra x kvadratu. Tai norėdami sulyginti iš didesnio mes turime atimti 17, tai gausim tą mažesnį, iš didesnio atimam. Pažiūrim, kuri čia dabar lygtelė, iš xy atimti 17 lygų x kvadratu. Štai yra šita lygtelė, o čia matot yra pridėti, šita mums netinka. Taigi teisingas atsakymas D. Jokūbas keliauja iš miesto A į miestą C. Atstumas tarp jų yra 250 km. Na, nusipieškime mes tą kelionę, nes būtų sunku susigaudyti. Tebūnie, čia yra miestas A, o čia yra miestas C. Pirmuosius 36 procentus kelio iki miestelio B, štai čia kažkur tai, iki B, Jokūbas važiavo x km per valandą greičiu. Taigi Jokūbo greitis buvo x km per valandą. Likusią kelio dalį greitį jis padidino, reiškia čia jau kitas jo greitis, antras, tebūnie čia pirmas, čia antras, jau bus x plus 17 km per valandą. Ir pirmiausiai mūsų klausė, koks atstumas tarp miestų B ir C. Gana aiškiai pasakyta, kad pirmieji 36 procentai kelio. Bet štai šitas atstumas yra 36 procentai viso kelio, nuo 250 km. Tai norėdami sužinoti atstumą tarp A ir B, mes imame ir 250 km dauginame iš 0,36. Gausim 90 km. Čia yra pas mus 90 km ir tada likutis atstumas BC bus iš 250, aš atimsiu 90 ir gausiu 160 km. Taigi, atstumas BC 160 km. Klausia, kuris reiškinys tinka visoje kelionėje sugaištam laikui apskaičiuoti. Na tai laikas, mes žinome, kelią daliname iš greičio. Tai mūsų laikas važiuojant pirmiausiai štai šitą atstumą AB būtų 90 dalinta iš x. T1. Laikas sugaištas važiuojant atstumą BC būtų 160 dalintas iš x plus 17. Ir tada visas laikas mums reikėtų sudėti štai šiuos du reiškinius. 90 dalinta iš x pridėti 160 padalinta iš x plus 17. Matom, kad teisingas atsakymas, ne tą pasirinkau, teisingas atsakymas yra C. B yra blogas. 90 dalinta iš x plus 160 iš x plus 17. Baigta. Reikia mums apskaičiuoti štai šitos nuopjovos plotą. Tai kas čia dabar per nuopjovą? Jinai yra iš ketvirtadalio skritulio. Mes atimam štai tokį trikampiuką. Bet galima galvoti ir kitaip. Mes galime iš viso skritulio atimti štai šį kvadratą, gausim 4 tokias nuopjovas ir padalinti iš 4. Tai taip yra žymiai lengviau. Imu ir darau. Viso skritulio plotą būtų pi r kvadratu. Tai yra
skritulio plotas būtų pi ir skritulio spindulys pakeltas kvadratu. Kvadrato plotas, aišku, yra kraštinės kvadratas. Tai mes kraštinę žinom, 8 kvadratu yra 64. Kvadrato plotas lygus 64. Dabar mums reikia rasti tą spindulį. Tai jeigu mūsų kvadrato kraštinė yra lygi 8, štai čia 8, kaip mes galėtumėm rasti spindulį? Spindulys yra štai čia ir štai čia. Ir kvadrato kraštinės statmenos. Galima tai padaryti per kampo, reiškia sinusą arba kosinusą, bet galima padaryti ir per Pitagoro teoremą. Pasižymiu čia iksiukas, x kvadratu plus x kvadratu lygu 8 kvadratu, 2x kvadratu lygu 64, x kvadratu lygu 32, traukiu šaknį, 32 yra 16 kartų, tai 4 šaknys iš 2. Reiškia, mūsų tas spindulio ilgis r yra 4 šaknys iš 2. Tai tada skritulio plotas būtų pi kart r kvadratu, 4 šaknys iš 2 kvadratu. 4 kvadratu 16, šaknis iš 2 2, taigi 32 pi. Mūsų 4 nuopjovų plotas būtų lygus iš skritulio ploto atimti kvadrato plotą. Bet vienos nuopjovos plotą norėdami rasti dar turime padalinti iš 4. 32 dalinu iš 4 yra 8 pi minus 64 dalinu iš 4 16. 8 pi minus 16. Tomas pardavinėja marškinėlius. Jei jis parduoda marškinėlius po 60 eurų už vienetą, per mėnesį jam pavyksta parduoti 80 marškinėlių. Kainos sumažinimas 1 euro parduotų marškinėlių kiekį padidina net 5 vienetais. Tomas nusprendė sumažinti marškinėlių kainą x eurų. Užrašyk reiškinį pajamom apskaičiuoti. Pagalvokime, kasgi yra tos pajamos. Jeigu aš parduodu 80 marškinėlių po 60 eurų už vienetą, tai vat mano pajamos bus 4800 eurų. Tai yra pajamos yra parduotų marškinėlių skaičius padaugintas iš marškinėlių kainos. Bet dabar, jeigu aš sumažinu kainą 1 euro ir marškinėlius parduodu ne už 60, bet už 59 eurus, tai yra 60 minus 1. Marškinėlių man pavyks parduoti daugiau, aš parduosiu dar papildomai 5 marškinėlius. Taigi mano pajamos bus štai tokios. Gali apskaičiuoti, bet pamatysi, kad jos užaugs. Dar sumažinčiau kainą 1 euru, jau iš viso 2 eurais, tai 2 kart 1. Man pavyktų parduoti marškinėlių dar 5 daugiau, tai būtų 2 kart 5, štai tiek marškinėlių pavyktų parduoti. Na ir kaina tas bendros pajamos didės, bet kažkurio momentu jos vis tiek pradės kristi, nes marškinėlių kaina labai sumažės. Taigi mums ir reikia rasti tą optimalų skaičių, kiek mes turim sumažinti kainą, kad pajamos būtų didžiausios. Tai jeigu aš dabar sumažinsiu kainą x eurų, tai būtų iš 60 atimsiu x, tai mano parduotų marškinėlių kiekis 5x padidės, nes už kiekvieną x-iuką sumažintą euriuką mums padidėja 5 vienetais. Tai 5x padidės. Štai tokia bus mūsų pajamų funkcija. Galiu čia tokią ir parašyti, galėčiau, aišku, aš ir sudauginti, sutvarkyti, bet galiu parašyti taip, kaip ji yra. Štai 60 minus x. Dabar mūsų klausia, kokia turi būti marškinėlių kaina, kad pajamos būtų didžiausios. Sudauginkim, pasinagrinėkim savo šitą funkciją, sudauginkim. P nuo x lygu dauginu 80 su 60 4800, 5x kart 60 plus 300x, tada 80 su minus x minus 80x ir minus 5x kvadratu. Sutraukiu panašiuosius narius, pirmiausiai pasirašau minus 5x kvadratu, paskui čia plus 220x ir plus 4800. Kas čia per funkcija? Tai yra
kvadratinė funkcija, jos grafikas bus parabolė. Šakos eis žemyn. Reiškia, mūsų šita parabolė kažkur turės viršūnę. Tai yra tokį tašką, kada mūsų pajamos bus didžiausios. Surandame tą tašką. Mes turime viršūnės formulę. Viršūnės formulė yra minus b padalinti iš 2a lygu, tai dabar yra minus b, minus 220 dalinu iš 2 kart minus 5, tai yra iš minus 10. Ir gaunu 22. Galėčiau čia įrašyti, bet tikrai suklyščiau. Todėl, kad pasižiūrime į sąlygą, kas yra tas iksiukas. Tomas nusprendė sumažinti marškinėlių kainą x eurų. Iksiukas yra, kiek mes sumažinom marškinėlių kainą. Bet mūsų tai ne to klausia. Mūsų klausia, kokia turi būti marškinėlių kaina, kad pajamos būtų didžiausios. Tai jeigu mūsų kaina buvo 60 eurų ir mes turėjom sumažinti 22 eurais, tai norėdami gauti atsakymą, iš 60 turėsim atimti 22 ir gausim 38 eurus. Štai tokia turėtų būti marškinėlių kaina, kad pajamos būtų didžiausios. Nubrėžta tiesė. Funkcijos y lygu kx plus b grafikas. Mūsų tiesė eina per taškus 0 ir 4, štai taškiukas ir kitas 1, 0. Mums reikia apskaičiuoti tiesės krypties koeficiento k ir postumio koeficiento b reikšmes. Postumio koeficiento b reikšmę rasti labai paprasta iš grafiko. Kadangi mūsų grafikas kerta y ašį taške, kurio ordinatė 4, tai postumio koeficiento reikšmė ir bus lygi 4. Mes postumio koeficientą taip ir matome, tai yra taško, kuriame grafikas kerta y ašį ordinatė. Dabar mums reikia apskaičiuoti koeficiento k reikšmę. Tai aš užsirašau savo funkcijos išraišką, tiesės lygti kx plus b. Vietoj b įsirašau 4, nes jau žinau, kad čia yra 4. Ir dabar įrašysiu taškelio, per kurį eina ši tiesė koordinates. Neimsiu šito taško, nes mes jau jį panaudojom postumio koeficientui rasti. Šitą tašką imsiu. 1 ir 0. Taigi vietoj x rašysiu 1, vietoj y rašysiu 0. 0 lygu k kart 1 arba k plus 4. Mūsų k lygu minus 4. Taigi mūsų krypties koeficientas lygus minus 4. Mums reikia apskaičiuoti kampo beta, kosinusą ir sinusą. O mes žinom kampo alfa kosinusą. Pažiūrėkime, kuogi skiriasi šiti kampai. Kampas beta, o čia yra štai kampas alfa ir čia pažymėta kampas alfa. Tai aiškiai matome, kad kampas beta yra iš 180 atimti alfa. Tai yra kosinus kampo beta būtų tas pats, kas kosinus iš 180 laipsnių atimti alfa. Galėtumėm šito net nenaudoti. Mes tiesiog matom, kad šitų taškų B1 ir B2 abscisės yra vienodos, o ordinatės, šitie dydžiai, skiriasi tik ženklu. Tai jeigu mes žinom, kad kosinus alfa yra 0,8, reiškia, štai šitas atstumas 0,8, tai čia taip pat atstumas bus lygus 0,8 ir taško A2 abscisė bus minus 0,8. O tai ir yra kampo B, beta kosinusas minus 0,8. Dabar mums reikia apskaičiuoti sinusą. Mes žinome pagrindinę trigonometrinę tapatybę, kad sinus kvadratu alfa plus kosinus kvadratu alfa lygu 1. Tai jeigu mes vietoj kosinus kvadratu alfos įsirašysim 0,8 kvadratu ir apskaičiuosim sinus kvadratu alfa, bus iš 1 atimti 0,64 pakėlus kvadratu, tai yra 0,36. Dabar traukiame šaknį. Žinome, kad mūsų sinusas yra teigiamas, taigi gaunu 0,6. Sinus alfa yra 0,6. Sinus alfa yra šito taško kaip tik abscisė, tai yra šitas dydis, bet šito taško abscisė yra lygiai tokia pati. Reiškia, mūsų sinus beta taip pat bus 0,6.
Apie apskritimą apibrėžtas keturkampis ABCD. Žinomi jo kraštinių ilgiai. Aš sužymėsiu ant brėžinio, bus paprasčiau. AB 14, BC 13, CD 17, na, o D mes nežinom. Bet už tai žinom apibrėžto apie apskritimą keturkampio savybę. Mes žinom, kad tokio apskritimo priešingų kraštinių sumos yra lygios. AB plus CD turi būti lygu BC plus AD. Įsirašau skaičiukus. AB yra 14, CD yra 17, lygu BC yra 13 ir AD mes nežinome. Štai. Tai kągi mums beliko? Mums beliko suskaičiuoti. 14 plus 17 bus 31 lygu AD plus 13. Norėdami sužinoti AD, turime iš 31 atimti 13. Atimu 10 bus 21 ir atimu dar 3 ir gaunu 18. Taigi AD kraštinės ilgis 18. Apskritimo skersmuo CD statmenas stygai. Vat yra pažymėtas status kampas ir reikia apskaičiuoti atstumą nuo apskritimo centro, štai nuo taško O iki stygos AB. Taigi vat štai šis atstumas OK ir bus mūsų ieškomas atstumas nuo centro iki stygos AB, todėl kad tai yra statmuo stygai. Dabar žinome, kad apskritimo spindulys yra lygus 45, o stygos AB ilgis lygus 72. Teks pasinaudoti dviem žinomomis savybėmis. Pirmiausiai, ta, kad jeigu skersmuo yra statmenas stygai, tai jis dalina tą stygą pusiau. Tokia savybė. Taigi, atkarpos KB ilgis bus lygiai toks pat kaip AK ilgis ir mum AB reikia padalinti iš dviejų. Mūsų KB bus lygus 72, padaliname iš dviejų ir gaunam 36. Štai čia bus 36. Dabar mes žinome spindulį. Mes žinome spindulys OC, OD, bet mums nenaudingi čia šitie spinduliai, bet mes žinom, kad spindulys yra atstumas nuo apskritimo centro iki bet kurio apskritimo taško. Taigi ir iki taško B aš papildau brėžinį ir nubraižau OB. Tai taip pat bus apskritimo spindulys, jis lygus 45. O dabar aš galiu pasinaudoti Pitagoro teoremą. OK kvadratu plus KB kvadratu yra lygu OB kvadratu. OK kvadratu plus KB kvadratu yra 36 kvadratu, lygu OB pas mus yra 45 kvadratu. Keliu į kitą pusę. Ir aišku, čia galėčiau dabar suskaičiuoti skaičiuotuvu, bet aš neturiu po ranka skaičiuotuvo, tai kitaip truputėlį padarysiu. Išskaidysiu čia pagal kvadratų skirtumo formulę. 45 minus 36, 45 plus 36. Atlieku veiksmus, iš 45 atimu 36, gaunu 9, prie 45 pridedu 36, gaunu 81. Taigi, OK kvadratu yra 9 kart 81. Traukiu šaknį. Iš 9 ištrauksiu 3, iš 81 9. Gausiu 27. Aišku, mums neigiamo sprendinio nereikia, nes OK tikrai teigiamas. Jeigu OK galėtų būti neigiamas, tai dar gautumėm atsakymą minus 27. Taigi, mūsų ieškomas atstumas yra lygus 27. Pijus nusprendė išmatuoti ežero plotį. Štai čia tas plotis AB. Skirtingos ežero krantuose jis pasirinko 2 taškus, gal ten medžiai kažkokie auga, nežinau kas, ir išmatavo atstumus nuo taško O iki šitų taškų. OA atstumas buvo 120, o B atstumas 200. Tada jis pratęsė tiesę OA ir pažymėjo C tašką taip, kad OC yra 6 ir pratęsęs tiesę OB pažymėjo tašką D taip, kad OD yra 10. Klausia, koks ežero plotis, jeigu Paulius išmatavo, kad CD lygu 15 metrų. Pirmiausiai turėtumėm pastebėti, kad šitie trikampiai panašus. Kodėl jie panašus? Pirmiausiai, jie turi kampą vienodą, kampas AOB yra lygus kampui DOC, tie kampai kryžminiai, todėl jie vienodi. Na ir santykiai kraštinių AO padalinta iš OC yra tas pats, kas B
O padalinta iš OD. Iš tikrųjų, 120 dalinant iš 6, aš gausiu tą patį, kas 200 padalinant iš 10, aš gausiu 20. Taigi mūsų trikampiai panašus pagal dvi proporcingas kraštines ir lygius kampus tarp jų ir panašumo koeficientas lygus 20. Taigi kraštinės AB ilgis bus 20 kartų didesnis už kraštinės DC ilgį. Tai bus 20 kart 15 ir lygų 300. Ežero plotis 300 metrų. Tyrimo metu apklausta 14 moksleivių. Galim suskaičiuoti, kiek čia jų. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ir 14. Gerai. Ir jų ūgio bei svorio duomenys pavaizduoti sklaidos diagrama. Reiškia, vienas taškiukas rodo vieno moksleivio ūgį ir svorį. Štai šis moksleivis yra 190 cm ūgio ir 90 kg svorio. Klausė, kiek tyrime dalyvavo moksleivių, kurių ūgis nedidesnis negu 170, o svoris mažesnis negu 60 kg. Tai dabar ūgis nedidesnis negu 170. Didesnio ūgio netinka mum, bet 170 dar tinka. Tai aš išsibraukau visi, kurie netinka. Štai šitie vaikai yra 190 cm ūgio, šitie 180 mums netinka, bet 170 dar tinka. Na, o dabar žiūrim, svoris mažesnis negu 60. Reiškia, mums netinka nei 70, nei 60. Išsibraukau 70 ir 60, visus tos aukščiau negu 60 ir 60 išbraukau. Kas mums liko? Mums liko štai 4 moksleiviai. Taigi, tyrime dalyvavo 4 moksleiviai, kurių ūgis nedidesnis negu 170 cm, o svoris mažesnis nei 60 kg. Į lygiašonį trikampį ABC įbrėžtas apskritimas liečia trikampio kraštines štai tuose taškuose. Reikia apskaičiuoti kampo BAC didumą, BAC, štai šio kampo didumą. Jeigu žinome, kad kampas OBC, vat štai šis kampiukas yra 15 laipsnių. Norėdami įspręsti šį uždavinį, turime prisiminti, kad įbrėžto į trikampį apskritimo centras yra jo pusiaukampinių susikirtimo taškas. Reiškia, mūsų štai šitas kampiukas bus lygus šitam, štai šitas lygus šitam ir galiausiai vat štai šis lygus šitam. Taigi, mūsų kampas, tuoj pažymėsim, tuoj. Mūsų kampas ABC lygus 15 ir 15, 30 laipsnių. Lygiašonio trikampio kampas prie viršūnės 30 laipsnių. Tada norėdami rasti kampą BAC, turime mes iš 180 atimti tą 30 ir padalinti iš 2, todėl kad lygiašonio trikampio kampai prie pagrindo lygus. 150 dalinu iš 2 ir gaunu 75 laipsnius. Taigi mūsų ieškomo kampo didumas 75 laipsniai. Į skritulį įbrėžtas lygiakraštis trikampis. Reikia apskaičiuoti nuspalvintos figūros plotą ir žinome, kad apskritimo spindulys yra lygus 4. Taigi pasižymiu centrą, čia centras O ir spindulys lygus 4. Matome, kad norint apskaičiuoti nuspalvintos figūros plotą, mums reikia iš skritulio ploto atimti trikampio plotą. Taigi skaičiuokime skritulio plotą. Mes apskaičiuosime pagal formulę πr kvadratu. Tai bus lygu pi, spindulys pas mus yra 4, 4 kvadratu 16 pi. Skritulio plotas. Dabar apskaičiuoti turim trikampio plotą, trikampio ABC plotą. Mes jį galime apskaičiuoti pačiais įvairiausiais būdais, aš padarysiu taip. Štai sujungsiu ir gaunu 3 lygius trikampius, jie lygus pagal 3 kraštines. Tai jeigu jie lygus, štai šie jų kampai taip pat turi būti lygus. 360 dalinu iš 3, nes tokie kampai yra 3 ir gaunu 120 laipsnių. Šių kampų didumas bus 120 laipsnių. Nu, aišku, spinduliai yra ketvertukai. Taigi, aš pirmiausiai apskaičiuosiu trikampio BOC
BOC plotą. Ir skaičiuosiu pagal formulę 1/2 kraštinių sandauga ir sinuso kampo tarp jų sandauga. Vat štai tokia formulė. Taigi, lygu 1/2, kraštinės yra 4 ir 4 ir sinus 120 laipsnių. Lygu 1/2, 4 × 4 16 iš karto parašau, o sinus 120 yra lygus šaknis iš 3 dalinta iš 2. Taigi, ką aš gaunu, čia 16 dalinasi iš 4, 4 šaknys iš 3. Vieno to trikampio BOC plotas. Tai mūsų viso trikampio ABC plotas būtų lygus, būtų 3 kartus didesnis. Tai 3 dauginčiau iš 4 šaknų iš 3 ir gaunu 12 šaknų iš 3. Taigi dabar lengva apskaičiuoti ir nuspalvintos figūros plotą. Tiesiog iš skritulio ploto 16 pi aš atimu trikampio plotą 12 šaknų iš 3. Baigta. Trikampio pusiaukraštinės nubrėžtos 2 AE ir BF ir jos kertasi taške O. Ir mes žinome to trikampėlio mažiuko plotą EOF, o mūsų klausia AOB ploto. Prisiminkime pusiaukraštinių savybę. Pusiaukraštinės dalina viena kitą santykiu 2:1 skaičiuojant nuo viršūnės. Taigi mes žinome, kad BO sutinka su OF, taip kaip AO sutinka su OE, taip kaip 2:1. Ir be to kampai štai šie yra kryžminiai, reiškia vienodi. Taigi mūsų trikampiai yra panašus pagal 2 proporcingas kraštines ir lygų kampą tarp jų. Trikampiai panašus, panašumo koeficientas yra 2. Tas trikampis AOB, jo kraštinės yra 2 kartus didesnės už trikampio OEF kraštines. Tačiau šių trikampių plotų santykis mes žinome, trikampio AOB plotas padalintas iš trikampio OEF ploto, plotų santykis lygus panašumo koeficiento kvadratui, taigi 4. Taigi mūsų trikampio AOB plotas yra 4 kartus didesnis už trikampio OEF plotą. Reiškia, mūsų trikampio AOB plotas yra 4 × 10. Lygų 40 kvadratinių centimetrų. Žinomi šie trikampio ABC kraštinių ir kampų dydžiai. Mes žinom, kad kraštinė B, štai šita, yra 11 centimetrų. Kampas alfa yra 45 laipsniai, taip ir parašau. Ir dabar kampas beta yra 51 laipsnis, taip ir parašau, ir man reikia rasti kraštinės CB ilgį 10 tikslumu. Taigi galiu taikyti sinusų teoremą. CB kraštinė dalinta iš priešais esančio kampo sinuso yra lygų kraštinė AC arba 11 dalinta iš priešais esančio kampo sinuso. Pagal sinusų teoremą. Ir dabar aš iš čia galiu išreikšti kraštinės CB ilgį. Turiu taip kryžmiškai šitus 2 sudauginti, iš šio skaičiuko padalinti. Taigi bus 11 kart sinus 45 laipsniai ir dalinta iš sinus 51 laipsnio. Čia jau be skaičiuotuvo neišsiversim, skaičiuojame skaičiuotuvu ir gauname 10,008 ten ir taip toliau. Kadangi mums reikia suapvalinti 10 tikslumu, tai apvalinam 10 tikslumu ir gauname lygiai 10. Lygiai 10. Skaidysim kvadratinį trinarį daugikliais. Mes žinome skaidymo formulę. Žinome, kad trinaris ax kvadratu plus bx plus c yra skaidomas a pirmiausiai, tada x minus x1 ir x minus x2, kai x1 ir x2 yra kvadratinės lygties ax kvadratu plus bx plus c lygų 0 šaknys. Mes imkime ir įsispręskime tą lygtį. 2x kvadratu plus 3x plus 1 lygų 0. Diskriminantas lygus b kvadratu, 3 kvadratu, minus 4 kart 2 kart 1 lygų iš 9 atimu 8 gaunu vienetą.
x1 lygu minus b minus 3 atimu šaknis iš diskriminanto, tai yra šaknis iš vieneto vienetą, dalinu iš 2a, 2 kart 2, 4. Minus 4 dalinu iš 4, gaunu minus vienetą. Dabar antrasis sprendinys yra minus 3 pridėti 1 dalinu iš 2 kart 2 iš 4, tai minus 2 padalinta iš 4 yra minus 1 antroji. Skaidau pagal formulę. Taigi, pirmiausiai turi eiti koeficientas a, pas mus jis lygus dvejetukui, 2, x atimti minus 1, tai x plus 1 ir x atimti minus 1 antrąją, x plus 1 antroji. Galiu taip ir palikti, įrašyti tokį atsakymą, bet galiu ir sudauginti čia šitą dvejetuką 2x plus 1 parašyti. Taigi gausiu x plus 1 ir 2x plus 1. Išskaidžiau. Čia tiesiog tą dvejetuką padauginau iš dviejų. Iš x, 2x ir iš 1 antrosios. Plus 1 gavau. Toks atsakymas yra tiesiog gražesnis. Bet nedaugiau tai teisingas. Apie trikampį žinome, kad kraštinės AC ilgis, aš čia surašysiu, AC yra 6 cm, CB yra 8 cm, o kampas ACB yra 60 laipsnių. Na ir mums pirmiausia reikia apskaičiuoti trikampio plotą. Mes žinome trikampio ploto formulę. Plotas yra 1/2 AB dviejų kraštinių sandaugos ir sinuso kampo tarp jų sandaugos dar sandaugai. Plotas lygus 1/2 ir tada kraštinių ir sinuso kampo tarp jų sandaugai. Tai galime apskaičiuoti plotą pagal šitą formulę. 1/2 6 kart 8 kart sinus 60 laipsnių. Lygu 1/2 6 kart 8 kart šaknis iš 3 dalinta iš 2. Apskaičiuoju ir gaunu 8 pasidalina iš 4. Va čia iš 2 kart 2 iš 4 gaunam 2, 6 kart 2 12, 12 šaknų iš 3. Taigi, mūsų plotas yra 12 šaknų iš 3. Čia yra pilno sprendimo uždavinys, jums reikėtų suvesti visą sprendimą, aš įrašau į langelį tik atsakymą, todėl kad vietos pas mane langelį yra labai mažai. Dabar reikia apskaičiuoti kraštinės AB ilgį. Taikysim kosinusų teoremą. AB kvadratu lygu AC kvadratu plus CB kvadratu minus 2 AC kart CB kart kosinus 60 laipsnių kampo. Štai iš to kampo, kuris mums yra žinomas. Taigi, AB kvadratu yra lygu, AC pas mus yra 6 kvadratu, plus CB yra 8 kvadratu, minus 2 kart 6 kart 8 kart kosinus 60 yra lygu 1/2. Apskaičiuoju 6 kvadratu 36, 8 kvadratu 64, 36 ir 64 yra 100, atimti, dvejetai susiprastina 48, 6 kart 8, 48, taigi gaunu 52. Mūsų AB bus lygus šaknis iš 52. Neigiamas šitos lygties sprendinys mums aišku netinka, nes AB kraštinė yra teigiama. AB bus šaknis iš 52. Galiausiai mums reikia apskaičiuoti aukštinės ilgį. Mes žinome dar vieną ploto formulę, kad plotas yra 1/2 pagrindo ir aukštinės sandaugai. Pagrindo ir aukštinės sandaugos pusiai plotas lygus. Įsirašau, vietoj ploto aš galiu įsirašyti 12 šaknų iš 3, lygu 1/2. CB aš žinau, tai yra 8, AH aš nežinau, man reikia apskaičiuoti. 8 iš 2 prastinasi ketvirtukas, reiškia 4AH yra lygu 12 šaknų iš 3. Taigi, AH bus lygu 12 šaknų iš 3 dalinu iš 4, 3 šaknys iš 3. AH lygu 3 šaknys iš 3. Štai turime pilną sprendimą ir atsakymą. Reikia įspręsti tiesinių lygčių sistemą. Na, o čia yra parašyta kaip atsakymai mūsų sistemoje įvedami. Geriausiai atsakymus įrašyti štai taip, skaičių poromis. Taigi sprendžiu sistemą keitimo būdu. Iš pirmos lygties aš išsireikščiu, kad mano x yra lygus 3y minus 10.
Ir vat štai šitą išraišką įrašysiu vietoj x į antrąją lygtį. Y kvadratu minus x, tai nepamirštu pakeisti ženklus, minus 3y plus 10 bus lygų 10. Perkeliu į vieną pusę ir gaunu tokią sutrumpintą kvadratinę lygtį. Nepilną kvadratinę lygtį reikėtų sakyti. Y kvadratu minus 3y lygų 0. Y išsikeliu prieš skliaustus ir dabar gaunu dvi y reikšmės. Pirmoji reikšmė 0, antroji y minus 3 lygų 0, tai y antroji reikšmė bus lygi 3. Reikia apskaičiuoti x reikšmės. Šias y reikšmės vieną po kitos įrašau štai į šitą žalią lygtį. X pirmoji reikšmė bus 3 kart 0 minus 10, taigi x pirmoji reikšmė lygi minus 10. X antroji reikšmė bus 3 kart 3 minus 10, taigi mano x antroji reikšmė bus minus 1. Atsakymą parašau štai taip. X pirmoji minus 10, y 0 ir minus 1, 3. Pamiršau, kad mūsų sistemoje mes negalim rašyti jokių žodžių, tai žodį atsakymą nuvalau. Vat štai toks atsakymas, nes jeigu įrašysit žodį, mūsų pijus gali ir nesuprasti. Uždavinys išspręstas. Dar vienas pilno sprendimo uždavinys. Reikia suprastinti reiškinį. Atliekame veiksmus, aš eilute atliksiu, bet galima atlikti ir atskirais veiksmais. Gal atliekam atskirais veiksmais. Pirmiausiai daugybos veiksmą, štai šitą. Jau perrašydama pirmąją trupmeną, aš iš karto x-iuką išsikeliu prie skliaustus, nes man reikės suprastinti, tai paskui, kad nereikėtų papildomai rašyti. Štai išsikėliau prie skliaustus ir dabar matau, kad x minus 2 prastinasi ir lieka trupmena skaitiklyje x, vardiklyje x minus 7. Dabar atliksiu antrąjį veiksmą. Tai yra iš štai šitos trupmenos atimsiu tai, ką gavau. Tai yra 7 padalinta iš x minus 7, turim atimti x iš x minus 7. Lygų, vardikliai vienodi, taigi galiu tiesiog va taip atimti. Dabar ką aš pastebiu? Pastebiu, kad skaitiklis yra priešingas skaičius vardikliui. Jeigu aš išsikelsiu minusą prie skliaustus, tai tada va čia bus pasidarys skaitiklio ir vardiklio šitie reiškiniai vienodi, išskyrus minusiuką galiu suprastinti ir gaunu atsakymą minus 1. Tokius veiksmus patogu numeruoti štai taip, bet mūsų sistemoje geriau to nedaryti, nes mūsų pijus gali ir net pažinti. Taigi uždavinys išspręstas. Įrodymo uždavinys. Trapecija ABCD įbrėžta į apskritimą. Įrodyk, kad ji lygiašonė. Pirmiausiai prisimenam savybę, įbrėžtų į apskritimą keturkampių savybę. Mes žinome, kad jeigu į apskritimą yra įbrėžtas keturkampis, tai šio keturkampio priešingų kampų suma lygi 180 laipsnių. Kampas A plus kampas C bus lygu 180 laipsnių ir kampas B plus kampas D taip pat lygu 180 laipsnių. Čia yra įbrėžtinių keturkampių savybė. Dabar prisiminkime trapecijos savybę. Jeigu ABCD trapecija, tai jos gretimų kampų suma taip pat 180 laipsnių, juk šiti kampai yra vienašaliai lygiagrečių tiesių atžvilgių. Taigi jų suma 180 laipsnių, o kampo C ir kampo D suma taip pat yra 180 laipsnių. Sunumeruokime šias lygybės. Čia tebūnie 1, 2, 3, 4. Paanalizuokime. 1 palyginkim su 3. A plus C yra 180 laipsnių. A plus B taip pat 180 laipsnių. Ką tai reiškia? A kampai vienodi, reiškia C ir B taip pat turi būti vienodi. Aš užrašau iš 1 ir 3 lygybės seka, kad kampas C lygus kampui B. Labai panašią išvadą galėtumėm padaryti ir analizuodami lygybės 2 ir 4. B plus D 180 ir C plus D 180, reiškia B ir C yra vienodi.
Kągi mes turime? Mūsų trapecijos kampai prie pagrindo lygus. Lygiai taip pat būtų lygus kampai A ir D, nes jų sumos su kampais B ir C 180 laipsnių. Trapecijos kampai prie pagrindo lygus. Ir jeigu trapecijos kampai prie pagrindo lygus, reiškia ji lygiašonė. Įrodyta. Dar vienas įrodymo uždavinys. Jei tiesė y lygu kx plus 5 liečia parabolę, tai k yra lygu 10 arba 2. Pagalvok, kas čia bus, jeigu tiesė lies parabolę. Bet aš turiu kažkokią parabolę ir tiesė liečia parabolę. Jei tiesė liečia parabolę, tai jis su parabolė turi tik vieną bendrą tašką. Atvirkščiai teikti gal ir negalėtumėm, nes jei tiesė su parabolė turi bent vieną bendrą tašką, gal jinai gali taip kažkaip kirsti tą parabolę. Bet jeigu jau jinai ją liečia, kaip mūsų sąlygoje duota, tai turi vieną bendrą tašką. Jei tiesė su parabolė turi vieną bendrą tašką, tai reiškia, kad lygtis kx plus 5 lygu minus x kvadratu plus 6x plus 1 turi tik vieną sprendinį. Pažiūrėkim, kas tai per lygtis. Sukeliu į vieną pusę bus x kvadratu plus 6x plus kx plus 5. Oi, čia klaidelę padariau, čia sąlygoje buvo 6 plus 6, tai dabar bus minus 6x plus kx plus 5 minus 1 lygu 0. Sugrupuoju narius. Pirmiausiai x kvadratas, paskui plus nariai su x-ais. Nariai su x-ais buvo 2, k ir minus 6. Tai aš x-iuką užkeliu už skliaustelių, o čia bus k minus 6. Bet štai taip parašiau. X ir plus 5 minus 1, 4 lygu 0. Matau, kad aš gavau kvadratinę lygtį. Jos koeficientai yra 1, k minus 6 ir 4. Kvadratinė lygtis turi vieną sprendinį tuo atveju, kai jos diskriminantas lygus 0. O diskriminantas čia bus koeficientas b, tai k minus 6b kvadratu, tai k minus 6 kvadratu, minus 4 kart 4. Štai šis diskriminantas turi būti lygus 0, jeigu tiesė liečia parabolę. Reikia įspręsti šitą lygtį. K minus 6 kvadratu minus 16 lygu 0. Aš aišku galėčiau čia pasikelti kvadratu ir dar kartą skaičiuoti diskriminantą. Bet aš padarysiu truputėlį kitaip. Aš čia parašysiu k minus 6 kvadratu lygu 16 keliu į kitą pusę. Ir dabar traukiu šaknį. Tai mano k minus 6 lygu šaknis iš 16 4 arba k minus 6 lygu minus 4. Ir galiausiai k lygu 10 arba k lygu 6 minus 4, 2. Taigi aš gavau, ką man ir reikėjo įrodyti. K lygu 10 arba k lygu 2. Jeigu padariau prielaidą, kad tiesiai liečia parabolę, reiškia lygtis štai šita turi tik vieną sprendinį, tai k gali būti arba 10 arba 2. Ir paskutinis mūsų uždavinys išspręstas.